Štai žiūrėkite, dar nesuformuota vyriausybė, o ją ištiko krizė. Jeigu rugpjūčio 28 pasigirdo kalbos, kad bus išperkamos Ignitis akcijos iš privačių investuotojų, kas sudaro tik tai 25,01%, o ryte aš jums atskleidžiau, kad Ignitis grupė turi patirties privalomo išpirkimo praktiką, žino, kad yra kreipiamas į teismą, per vieną teismo procesą pripažįstamos akcijos bendroviai, persirašoma ir tada akcininkai kreipiasi ir atgauna pinigus. Gali būti, kad Ruginienė irgi žino, tai labai paprastas procesas. Nepaprastesnis, kur jinai sako, kad pamažu bus išpirkinėjama, tai turbūt sėdi investicinė grupė ir išpirkinėja kasdieną arba kas savaitę iš akcijų biržos, kai kas pasiūlo. Na, kai paketai pasiūlomi, tai aš įsivaizduoju, kad labai lengva, kad įmeta investuotojas 50 000 akcijų ar 100 000 ir investicinė tada grupė vyriausybės ar finansų ministerijos tiesiog nuperka ir viskas. Ir tai galima netgi padaryti visiškai mažomis kainomis, nes čia tik tai 28 rugpjūčio buvo užkilusi ta kaina, šiaip jinai laikosi stabiliai 21,2 eurų. Jau kelias dienas buvo 25 centai po kablelio ir vėl paskui nukrito. Nėra populiarios šitos akcijos, nes eina kalba apie jų išpirkimą. Tai dabar Kristupas Vaitiekūnas aiškina, kad nebus išpirkinėjamos. Jo nuomonė su prezidentu sutampa, taip išeina, kad su Skaiste sutampa, su konservatoriais, su Skverneliu. Čia yra Šadžiaus viceministras. Ir pažiūrėkite, nepraėjo 2 savaitės, kaip tauta yra apgaudinėjama. Didžiulis pakilimas, visi žmonės pagerėjo nuotaika, žmonės diskutuoja, žmonėm labai gera nuotaika, kad elektra sugrįžta valstybei, kad kaina gal nukris, gal ne iš karto, nes reikės atsijimti įmonė į tuos investuotus milijonus, bet greičiausiai, kad kris, nes Vertas nebebus spaudžiamas. Yra pasakojama, Skardžius pasakoja, kad ateina Verto kainų reguliavimo, energetikos kainų reguliavimo komisijos pirmininkas į susirinkimą ir jam dujas 7 kainą supirkinėjantis žiemą. Magnatas sako, tu užsičiaupk, sėdėk ten kampe ir tylėk. Nors jisai bando pasakyti ir Van der Leyenė Šimonytė atsakė 3 paskolą, sako, tu pati kalta, jūs ten nesugebat sureguliuoti kainų, kažkokias nesąmoningas kainas laikote, nesikreip čia dėl kompensavimo, sėdėkite ten ir reguliuokit, užtenka, sako, šitą nesąmonę. Tai viskas visam, reiškiasi, kadangi FM valdo 75% akcijų, jisai pareiškia, kad jisai neišpirkinės. Ministerija šita atsakinga už Ignitis, už tą pagrindinę akcijų dalį ir jisai dabar pareiškia, kad jie neišpirkinės. Tada vėl klausia žurnalistas, o tai ką pasakysite dabar dėl dizelino ir dėl mokesčių, dėl cukraus mokesčių? Nieks nebus keičiama, mes padarėm analizę, gal ir paskubėta konservatorių reforma, bet jinai yra gera. Gal tik tai dizelino galima būtų svarstyti, bet nieko mes čia nekeisime. Iš viso. Čia fiskalinė drausmė yra svarbiausia, o ne empatija. Ir aišku, paprastas žmogus neėjęs į kažkokius tai mokslus, jis šitų žodžių nesupranta. Tai empatija yra atjauta. Tai mums gyventojams atjautos nereikia, bet reikia gal tą ir Van der Leyenę atjausti. Ta prasme, atjauta yra gerai, bet Van der Leyenę atjauskite, kur jinai turėdavo pastoviai vos ne kas pusę metų ištraukti iš kažkokios kišenės 1,2 milijardą, nes atvažiuodavo Šimonytė su finansų ministrė Šimonytė Skaistė ir paprašydavo, mums labai sunku, Ignitis skolos labai baisios, milijardinės, žinokite, ir gyventojai neturi pinigų, vat štai elektra labai didelė, 60 beveik centų. Pirmą patikėjo, antrą kartą patikėjo, trečią kartą nepatikėjo. Kaip galima šitaip meluoti ir šitaip gražiai atrodyti. Fiskalinė drausmė dabar. Jeigu Ignitis bus prisimaišę bankų visokiausių ir tūkstančiai žmonių, kurie keičiasi, kur įmonė pati nežino, kas yra dalininkai, keičiasi pastoviai, tai tada bus fiskalinė drausmė. O jeigu bus vienas akcininkas ir paketas ant stalo, tai tada nebus fiskalinės drausmės. Tai šita šizofrenija yra labai įdomi. Jisai ateina, jisai reiškiasi kaip finansų ministras, nesugebės
be tų 10 000 akcininkų, kur nežinomi net vardai ir pavardės, valdyti įmonės. Aš va šito, sako, nepateikta argumentų, kodėl efektyviau būtų, jeigu jisai vat vienas spręstų. Na ir ten stebėtojų taryba, dar skaičiau, kad konkursas, tai yra kaip valstybės tarnyba, konkursas buvo iki rugpjūčio 21, jinai keičiasi, jinai baigėsi spalio 25. Čia dabar labai įdomi tema, mes sekime ir viešinkime, kodėl ne. Štai aiškina, kad bus neskaidriai valdoma. Kaip neskaidriai, jeigu stebėtojų taryba yra iš valstybės tarnautojų sustatoma. Dabar sako, kad jeigu pasikeis akcijų dalis ir Ignitis lieka akcinė bendrovė, tai nebūtinai ją atversti į valstybės įmonę, tegu būna akcinė bendrovė. Bus, nebereikės, valstybė nebeteiks ataskaitų, nedarys akcininkų susirinkimų. Darys, nes iš tikrųjų yra iš daug įmonių sudaryta įmonė. Tai bus kitų įmonių akcininkų susirinkimai. Šita įmonė turi daug įmonių. Čia ryte, kur pasakojau apie akcijų išpirkimą, tai vyko išpirkimas iš Ignitis gamyba. Buvo per prievartą supirktos akcijos 11,5 milijono per teismą ir viskas. Ir jie žino šitą praktiką. O gyventojams nėra papasakojama per televizorių, kad išpirkimas vyksta per vieną teismo procesą ir įmonė labai išlošia. Ir žiūrėkite, dabar būsimas finansų ministras baigęs, beje, 3 aukštosius patikrinau, nėra kvailas, 2 bakalaurai ir magistras, 1 bakalauras koleginis, bet mano sesė, kuri dirba Girtekui ir yra geriausia menedžerė Vilniaus regionų, irgi baigusi lygiai tą patį bakalaurą. Tai yra geras labai bakalauras, ten transporto ir taip toliau. Čia yra kolegijoje Laisvės prospekte prie mūsų namų. Beje, jinai pritraukė labai daug interesantų, nes jinai ten įstojo su 300. Niekas nežinojo, kodėl jinai įstojo, tiesiog kad šalia namai. Ir jinai, mano motina mėgsta pavergti šeimos narius, tai mano sesuo šita irgi buvo vergas, auklė mano senelio turėjo prižiūrėti. Mano brolis labai pyko, kad sesė su 300 buvo įkišta į kolegiją, tačiau kolegija iš mano sesės įstojimo, jos reitingai labai pakilo. Ir sužinojo apie tą kolegiją transporto įmonės, kad štai jie pritraukė patį gabiausią Vilniaus, reiškiasi, abiturientą šitą kolegiją. Kodėl pradėjo lankytis, apsilankė Girteką ir pamatė, susitiko su studentais, pamatė daug daugiau gabių studentų ir aišku, paskui mano sesė vis dėlto po daug metų magistrą pasibaigė, nors motina jį bandė įdiegti, kad kam profesoriaus duktė turėjo sėdėti su koleginiu. Tai štai ministrai visokiausiai nesėdė su koleginiu, išsilygina, tai puiku, kad Vaitekūnas yra išsilyginęs, dar vieną bakalaurą baigęs ekonomikos ir paskui pas jį yra magistras, irgi turbūt su išlyginimu, nes 3 metai tarptautinių finansų. Iš mokslų matosi, kad jisai ganėtinai susigaudantis, bet giesmelė jisai gieda konservatorių. Aš nesuprantu, kodėl nesiseka. Mes išrenkame socdemus, kurie yra kairieji, o į ministrus mums pastato konservatorių, giesmių giedotojus. Tai štai jisai šizofrenija teigia, kad jisai nesugebės valdyti, jisai slėps. O kodėl tu valdydamas tą įmonę slėpsi viską? Bus tos pačios ataskaitos, tik tai dividendai bus išmokami vienam dalyviui. Ne velnias žino kam. Dabar tas išmokėjimas 10 000 išsižiojusių burnų, taigi jisai yra kainuoja. Tai čia aišku, kad įvelti bankai. Paslaugos imamės iš SEB. Nausėda SEB banko konsultantas. Per SEB banką yra išmokama už kiekvieną akciją 0,638 dividendo. Pervedimas kainuoja 33 centus, jeigu į kitą banką. O dabar vėl sakysite, naujų idėjų iškasiau. 33 centai, aš kai pervedu į kitą banką, yra 33 centai. Tai žmogus turi vieną akciją, aš sėdžiu Igničio finansų departamente, man reikia pervedinėti žmogui dividendus, aš pervedu 0,638 ir dar 33 centus. Tai, o dabar faina naują iškasiau. Tai gerai, tai tegu mano Vaitekūnas atsako,
O iš kur tie pinigai, va šitiem 33 centam, yra fizinių asmenų 7, sako, tūkstančiai. Kai kurie nebūtinai turi akcijų kažkokį paketą. Aš matau, kad biržoje perka po 2 akcijas. Dabar jisai turi 2 akcijas ir jam pervedama į visiškai kitą banką euras 26. Ir tada aš, Ignitis, turiu turėti 33 centus jam pervesti. Iš kokių pinigų tas 33 centai yra įmami? Tai vat, jūs aiškinat, kad jum nepaaiškina, ane? Jum nepaaiškina, koks tikslas. Aš iš karto sakau, kad už pervedimus, už dividendus mes sutaupysime nuo kiekvieno akcininko pervedimo pinigą. Mes sutaupysime, mes galėsime atleisti finansų departamentą, kuris sėdi ir pervedinėja dividendus. Taigi čia milžiniškas yra darbas, apie tai nešneka. O kadangi jie įpratę, kad žmonės Lietuvoje nemoka skaityti, yra ant kažkokio nuprotėjimo, ar jūs matėte, kaip sunku susišnekėti komentaruose, kas su žmonėmis darosi? Ir dabar jau aš matau medicinos grupiai, kad kas antras eina pas spec gydytoją, dabar paskleista populiaru dabar eiti pas gydytojus, ryti vaistus. Tai mes aplink dar turime vaikščiančius zombius, kurie ryja neuroleptikus, antidepresantus, migdomuosius. Tai juos iš viso labai lengva yra valdyti. Ir nugydymo komitetas, kuris yra irgi juodoji sekta genocido genijai, jie viską į priekį žinojo. Taigi sakė, dirbsim su COVID pasiekmėm. Nifiga jie nedirba, jie visus siunčia su COVID ir net su laimo pasiekmėm, siunčia iškart pas psichiatrą. Aš kaip pasiskaitau, bet aš toliau skaitysiu, mane ten nebanija. Iš kardiovaskuliarinės grupės išbanijo, kai apie kardiogramą susigaudžiau, išbanijo iš karto. Nes kardiograma buvo, kaip mano, labai baisi. Aš pasirodo dar internete įdėjau, labai gerai padariau savo baisę kardiogramą prieš 4 metus, kur sakė, kad jums senatvė ir jums nieko nėra. Ir tada nuėjo ir nusižudė. Vienu žodžiu, tai čia rimtas buvo pareiškimas, kai gydytojas nueina ir nusižudo. Aš supratau, kad man labai blogai ir buvo 23 metais visus metus. Širdį kamštis ir matytas kamštis sprogo. Man dabar labai įdomu, jie man ne vienos kardiogramos nerodo, ar ten nebus parašyta, kad buvo infarktas. Aš dabar pradedu įtarti, kad buvo bent jau vienos skilvelio, tai buvo. Tai nieko, tai vis tiek kada nors vis tiek situacija pasikeis. Man atrodo, kad pasikeis. Negali visą laiką būti taip viskas užspausta. Tai dabar grįžtam prie finansų ministro. Tai jūs sekate tas energijos aferas, jūs kažkokiose grupėse dalyvaujate, kažkokiose ratuose, tai jūs užsirašykit šitą dabar mano naujai atkastą, bešnekant, man dašlo idėja, kad bus sutaupoma banko mokestis, 33 centai bus sutaupoma nuo kiekvieno pervedimo į ne SEBO banką, nes dividendai yra pervedinėjami rankiniu tiesiog būdu į žmonių sąskaitas. Ir kai bus išpirktos akcijos, tiesiog vieną kartą dar sumokėsime tuos milijonus ir viskas, o tada valdys vienas kumštis. Tai su šitiek baigtų mokslų, gal jisai turėtų jungti mąstymą, bet matosi, kad energetikos ir finansų ministerija nurauna visiems stogą. Ir dėl ko Žemaitaitis, jisai dvigubas, jeigu atmesti, kas už jo stovi, jisai yra neblogas vaikis, iš tikrųjų, vaikis toksai iš kaimo, entuziastiškas. Tai vat atmetam tuos klanus, kur už jo stovi ir pažiūrim jo norą pastatyti Skardžių ir Gedvilą, kurių pavardės neskamba, bet gerai čia išsireiškia, neskamba premjerės galvoje, nes jai niekas nesakė, bet nereikėtų jai taip kalbėti, nes skamba galva tai labiau susijęs su posakiu, tuščia galva skamba kaip puodynė. Tai ar Gedvilą, ar Skardžių pastatyti, nes su jais jis yra labai susidraugavęs ir matyti ir dieną naktį šnekasi per Facebookus, tai yra geras variantas, kad būtų normalus ministras, kuris gerai sutarė su koalicijos galva. Tai aš dabar nelabai pasklido mano idėja, kad Nausėdai galima būtų apkalta, bet jeigu Nausėdai kas išaiškintų, kad apkalta jam pradėti labai lengva, aš po to atradau, kad labai lengva, tai yra 4/4 Seimo balsų, tai juos turi. Tik čia LSDP turėtų pasirašyti, nes Nemuno aušra tiek balsų neturi. Tai nusiramintų ir patvirtintų, nes jisai neturi teisės neleisti koalicijai savo ministro pasitvirtinti. Jau kitus jisai pats parinko savo patarėją, paskyrė URM ministrų, kas yra konstitucijos pažeidimas.
Niekur konstitucijoje nerasit, kad prezidentas dalyvauja vyriausybės formavime, jis tik tai patvirtina arba ne ministrą, pats jisai neturi teisės parinkinėti kandidatūrų. Tai ir klausė žurnalistas labai aktyvus, tai sako, jeigu jūsų priešinga nuomonė koalicijai, ar čia nėra užprogramuotas konfliktas ir jis ten ramiai atsimušinėja, tai žiūrėkit, koalicija eis savo, dabar Šakalienė dirba savo, koalicija savo, Žemaitaitis savo, Nausėda savo, o finansų ministras dirbs klanams, konservatoriams dirbs, Skaistę gins. Na, man Skaisčio gaila, bet Skaistės tai negaila. Skaistės iš viso negaila. Nereikia, jeigu tu neturi išmanimo, eiti į tokią kėdę ir kažką tai pasirašinėti. O dabar visa įsitempusi sėdėjo laidoje su Žemaitaičiu, tik tai jos buvo laimė, kad Žemaitaitis iš viso nepasiruošė skaičiavimų. Jinai aiškino, kad atsipirktų 400 milijonų per 18 metų, jisai pasakė, kad per 13. Tai nefiga, tai rugpjūčio mėnesį įjungiamos 4, man atrodo, vėjo elektrinės, jeigu jos pradės veikti. Tai nemokama elektra ganėtinai padės. Jeigu nenumuš kainų, tai padės dar didesnį pelną surinkti ir labai greitai per kokius 2 metus atgauti tą sumą. Tai aš nesuprantu čia dėl to, kad aš valstybinio 10 lygyje turiu matematikos, ar dėl ko aš suprantu. Bet čia nėra sudėtingi skaičiavimai, nes labai sumos yra tokios lyginės. Už metus yra 100 milijonų dividendų, už metus yra 500 milijonų pelno. Ta prasme, jeigu vien pelną pasiemus, tai jisai iš karto padengia akcijų išpirkimą. Ir sutaupome 33 centus nuo kiekvieno pervedimo. Jeigu yra 72 milijonai akcijų ir ketvirtadalį valdo velnias žino kas, velnias žino kokiom proporcijom, už pervedimus susidaro neretai milijonai. Lygiai dėl tos pačios priežasties, kad nuo 1 kWh perdavimo buvo pareikalauta iš Lietuvos naujajame sinchronizuotame tinkle 2 centų, buvo atsisakyta naudotis naujų tinklų. Ir mes naudojamės tik tai Lietuvos tinklų. Veikiame kaip sala, gaminame 110% elektros ir vien dėl to kaina krenta. Ir vien dėl to mes išėjome iš Brelio, aš tai labai apsidžiaugiau šitų variantų, išėjome iš Brelio, pradėjom vėl gaminti elektrą ir jinai turi kristi ir jinai nekrenta. Ir tada vėlgi Jevro visi irgi stebi per padidinamą stiklą. Tai štai kodėl Lietuva nebeperka elektros, gamina pati viduje, nėra perdavimo mokesčių, nėra kabelio kaštų, nieko nėra, operatorių kaštų, pervedimų kaštų nėra ir elektra nekrenta. Ir vėlgi, aš tai manau, kad kažkas užkabino, kad dėl to nekrenta, nes Ignitis yra privatizuota, 1/4 velnias žino kieno rankose ir valstybė 75% pasirašius deklaraciją nesikišimo, ta deklaracija yra įdėta Ignitis puslapyje. Deklaruoja pagrindinis dalininkas, kad nesikiš ir netrukdys veikti. Vos ne kaip karalius, mes tavęs nenuversime, jeigu tu laissez-faire, prancūzų revoliucijos šūkis. Prancūzijos revoliucijos šūkiai sėdėjo ir paskui jie kaltina komunizmu, jeigu karalius nori atgauti valdžią į savo elektrą, kurią tiekia savo žmonėms. Mūsų visų duomenis atiduoti nežinia kam iš bylos, kur Ignitis grupė išperka iš Ignitis gamybos akcijas, matome, kad akcininkai yra nežinomi. Privatizuojamos akcijos teisėtai teismo keliu, vadinasi kaltinti, kaip Šimonytė siautėjo, dar atkurkit kolūkius, gamyklas, kad tai yra komunizmas, tai jinai nusišneka, jinai baigusi yra mokslus ir apie akcijas, yra baigusi ir galėtų viešai nemeluoti ir nenusišnekėti. Jeigu jos ta giminaitė tolima Skaistė nesusigaudo, nes baigusi socialinius mokslus, tai Šimonytė susigaudo. Tai jie, ką daro 10 dienų jau, jie meluoja visą laiką žmonėms, šneka nesąmonės. Akcijos yra atgaunamos paprastų teismo sprendimu, kur nebūna net apeliacijos, nes nėra atsakovo. Negali nurodyti suinteresuotos asmenų, nes jie yra nežinomi. Bet tai čia geras. Ir paskui sako, įmonė su nežinomais asmenimi yra labai skaidriai valdoma. Taigi čia yra, aš nežinau, čia vienis į karstą, bet kokiam progresui. Ir jie patys nemoka paaiškinti. Tai dabar toksai finansų ministras, kuris prieštarauja premjeriai, Žemaitaičiui, koalicijos partneriam, nes
jeigu jisai pradės, jisai netinka į ministrus, jeigu jis pradės savo politiką, LVŽS išeis iš koalicijos. Nes LVŽS pasirašė koalicijos sutartį tik tai su sąlyga, kad bus atsiimta Ignitis akcijos. Nes tai yra Ramūno Karbauskio pažadas rinkėjam. Ir nesvarbu, kad LVŽS labai mažai yra išrinkta, nes dalis LVŽS pasivadino demokratais ir pabėgo. Aš labai nustebau, kad ilgametė Karbauskio pakeleivė Rima Baškienė, kur jau tokia ištikima buvo, irgi pabėgo, jinai su skvernelininkais. Tomilinas, tai čia mano tos motinos pavaduotojas, kur yra jos asmeninė partijos dalis, jinai neigia, kad ne. Dabar iš interneto dingus ta informacija, kad jinai yra žaliosios frakcijos vadovė. Bet kiekvieną vasarą būdavo, kai Naisių festivalis užvažiuoja ir vis Karbauskio fondo knygelę užveža. Aš jas kažkur išnešiau, nes man kaupėsi. Pardaviau kai kurias. Jiems ten privalomai reikėdavo išpirkti, gal jie ir dovanodavo. Tai Tomilinas buvo jos pavaduotojas žalioje frakcijai. Aš iš viso nesuprantu, kodėl jinai nesiėmė. Na, gal dėl mano sesės žūties pakabinta, gal bijo. Gal bijo, nu tai laikraštininkai išknistų ir viskas. Tai nereikėjo įlysti į tokią istoriją. Gal bijo, gal per tą bylą patraukė, nežinau. Šitiek dirbti, sukurti gabalą partijos ir nebūti Seime. Tai va taip jie ir patvarkė ir va taip va įvarė kompleksą, bet kompleksą kompensuoja dirbdama universitete ir siaubingai visiems draskydama akis, kad dirba universitete. Bet jei dirbti universitete, kaip ir kelti svorius negalima, jinai nieko negirdi. O jeigu jinai gyventų pagal tai, kuo jinai tiki, tai šiandien būtų jos paskutinė diena. Nes jinai sakė, kad žmogui gyventi 75 metus užtenka. Tai šiandien būtų jos paskutinė diena ir aš norėčiau jos paklausti, kaip tu jaustumėsi, jeigu tai būtų tavo paskutinė diena. Nes turi darbą universitete, atgavai akis, ten susidėjai lęšius, ten ar žmonių, ar ten gamyklos, ten dar kažkas, tai ten sakė, dar krapštė akis, tai ten, aš kaip suprantu, valgtis yra, kaip ir pas mane. Tai aš valgti valausi su nutrėlė, o jinai sėdi klaikiam daugiabutyje, nekenčia kaimo, pati yra iš kaimo, nekenčia kaimo labai siaubingai ir operaciškai valosi akis. Tai vat, jeigu pasakysite, ar yra kelios Lietuvos, yra, bet aš nežinau, ar ta, kur betonkiai sėdi ten, ar nėra jie išėję iš proto. Bet čia ir kaime, čia irgi, va čia išėję iš proto, išsiasfaltavę viską ir irgi kenčia nuo akių. Tai neišsiasfaltuotų, ten nutrėliauktų. Aš buvau nudalgiavusi, nes jinai eina kaip piktžolė, jinai kaip dilgėlė atrodo, tai ačiū Dievui ataugo. Mažučiai stebelį reikės susirinkti, tai yra nuostabi žolė. Tai aš ką noriu pasakyti, aš Tomiliną žiūriu ir aš prisimenu kanclerę, kad čia jos pavaduotojas yra. Ir va šitaip atsitiko su partija ir LVŽS yra rinkiminis pažadas, kad jeigu pateks jie prie valdžios, o jie pateko po vyriausybės krizės, kai Europos prokuratūra faktiškai Europos prokuratūra nuėmė premjerą ir toliau agresyvių veiksmų bijo imtis, nes bus apkaltinti, kad veikia politinius procesus. Paluckas yra dingęs. Tai LVŽS sutiko eiti koaliciją tik tai po 3 derybų, nes matyti LSDP nesutiko su Ignitis akcijų išpirkimu, tai LVŽS matyti atsisakė, pasakė, kad neis ir Lenkai neis. Ir viskas. Ir va taip gavosi viskas ir koalicija turi laikyti sutarties ir būsimas ministras neturi teisės šitaip šnekėti. Jeigu tik jisai pašnekėjo, turėjo Žemaitaitis, Ruginienė reaguoti ir jį nuimti iškart iš kandidatų. Ir mes nematome reakcijos, kodėl jo nenuima, nes negali būti toksai ministras, toksai Skaistė 2. Jis aiškina, kad argumentų nėra. Prašau, argumentas nereikės bankam mokėti už pervedimus, tai yra milijonai litų. Tai va.